Nu, žiūrėk, žodžiu yra taip. Einam į autoprogramerį. Turim programerį. Turim, žodžiu, paskutinį šitą mano dabar testą padarytą. Ir turim failą. Tai va, quick snippet, make, taip toliau, data. Ir va, atidėjo jį. Aš, jeigu padarau revert changes, ne? Job reverted successfully. Atrodo, jog jisai viską puikiai surivertina. Taip, jeigu aš ateinu, tas pats mano, ne, jobas reverted, retry to deploy to WordPress. Paspaudžiam, deploying. Ir jis turi sudeployinti, vėl atsirado deployment active, viskas tipo jėga, oi, sync, čia nesync, tada deployment čia jau kas serverį yra. Ir tas daiktas yra. Ir atidarau svetainę, pasižiūrim, nu nenulaužė svetainės, nenulaužė. Nu tai vat, pilnai sugeneravo, ne, view code changes, o, čia reikės pasižiūrėti, bet, žodžiu, nu, suveikė. Nu, einu fixint view code changes.